Labas draugai, kanalo stebėtojai, žodžiu, šiandien sekmadienis, važiuojam su šeimyna visi, važiuojam į Mūšos Tyrelio pažintinį taką pasivaikščioti. Esam buvę ten kokius turbūt 3 kartus, 2-3 tikrai buvę jau. Dabar toks rudeninis oras, tai sakau, reikia važiuoti, pasivaikščioti. Žiūrėti, kaip keičiasi gamta, ten fainiai vaikščiai tokiam laukais, tokiais, pusiau laukais, tokiais augalai ten, paskui miškai įeini tokiais, įdomiai ten žodžiu. Važiuojam su savo elektromobiliu, kaip visada, su Renault Zoe. Iki vietos mum 36 ar 7 kilometrai. Tai paskaičiavau, mums Zoja dabar šiandien ryte rodė 92 kilometrus. Tai mums pirmyn atgal nuvažiuoti užtenka, tai važiuojam drąsiai ir nesukam galvos. Tai va, žodžiu, važiuosim į vietą, parodysiu, kas nebuvę, gal kažkam įdomu, gal kažkas norėsit apsilankyti, pasižiūrėti. Ir galėsit, kaip sakant, pažiūrėti, kaip atrodo ir patys nuvažiuoti. Tai kol kas tiek, važiuojam, geriam kavą prieš pasivaikščiojimą, nes ten bus biškį pasivaikščioti, nes ten bus galiukas pasivaikščioti, dabar neatsimenu, ar 5 ar 6 kilometrai, man atrodo, takelį. 7,3, žmona sako, kilometrą pasivaikščioti, tai kas norit su šeimyna, su šuniukais, mes anksčiau su vaikais važiuodavom, pasimdavo paspirtukais varydavo. Aš kai buvau vežimėlį, kai sėdėjau, kai man su koja buvo, aš su vežimėliu variau visą tą ratą, apvarėm ir visi patenkinti ir viskas gerai. Tai žodžiu, važiuojam, nėra čia tik toli nuo namų ir kaip sakant, parodysiu kaip kas. Na ką, draugai, atvažiavom. Žodžiu, Mūšos Tyrelis ten. Ten ir takelis toks prasideda. Ten tokia pelkė yra, reikia praeiti per tiltelį ir pradėti eiti. Žiūrėjau, kemperių atvažiavę čia. Šį kartą mašinų nedaug. Čia kai buvom paskutinį kartą, tai ten dar buvo gale pilna mašina. Gal dar čia privažiuos dar. Tai, žodžiu, judam, krutam. Kažką žmonai pamatė. Kas čia yra? Papietauti? Internetas yra? Visai nice. Nu ką, keliaujam? Atsimeni, kai praeitą kartą čia buvo paskendęs tiltelis. Nu. Bet kiek privartytų medžio, ne? Juda? Nu taip, pelkė čia. Pati tikriausia pelkė čia. Pabandykite įkvėpti, koks kvapas skanus. Ane? Jo.
Bandysim lipti, ne? Nu, davai, drąsuoliai, lepam. Tai nelipi ąžuolai. Gerai, mes tau pamajuosim iš viršaus. Nu, Benai, toliau. A tu matysi ką nors? Aha. A, biškutį. Manęs nemato? Aš paskyrą. Ateisim čia, ten į tą pusę, paskui aplink ratą tokį. Ir paskui va taip ir pareisim. O tu ąžuolai, žinai, kaip atrodo, pavyzdžiui, lūšis? Nu ir kaip atrodo lūšis? Kaip tigras? Nu, biški mažesnis gal? Kaip katinas toks daugiau, ne? O Benas kokį gyvūną pažįsta dar? Šunį pažįsta? O, kaip fain. Lūšis moka visą. Jo. Jo, mes galim, jeigu lūšis bus aukšta medį įlipus, mes galim praeiti ir jos net nematyti. Va, kaip ant tokio sako, Ne, tokios, kažin, didesnė medžio gal. jo didesnė sako. Jo. Dar viskas Na, nežinau. apsimest negyvų? Jo. Ir dar savo nerodyti kažkokį savo kraują. Mhm. Taip pat dar rodyti. Jo, jis jaučia kraują, ne? O, tas didesnis. Supratau. Kur čia matėjai YouTube'ai? Nu, kaip gerai tai YouTube'o kartais. Kas ten yra? Ežiuks buvo? Ai, driežas. Pabėga? Aha, pabėga. Ne, negazdik. Jeigu bėgiuoji, negazdykit jo. Žinau, kažkaip pravabalai, bet kurie mums puola tie mažalčiai. Tas toks tylus, ramus. Einam, kol neskrim. Tyliai saka. Kaip aklės, ne aklės tokias. Neaišku. Žodžiu. Gamta dar nemieg. Gamta dar nemieg, bet jau visokiom spalvom, rudom, raudonom, geltonom. Fainiai grybų yra, eini pro šalį, grybai auga. Sakai, Afrika čia ąžuolai? Karštas. Supratau. Nu, žodžiu, ąžuolas sako, kad mes esame Afrikoj. Taip realiai greit užmetus akį, tai, nu, panašu gal. Kažkokios užuomazgos gal ir yra. Nu, žodžiu, einam toliau. Savanoj?
Bet taip neįprastai, ne, tokia? Benai jau praalkai biški? Benai? Draustinio augalai. Jau Benai valgyt nori? Duokit man vieną paragauti. Dėk, pas mane ten. Dėk čia. Šiukšlių nepaliekam. Viską į maišelį. Žodžiu, keliaujam toliau. Gėrimės gamta. Ane, vaikai? Jo. A patinka pavaikščioti po gamtą? Taip. A kas geriau su telefonu lošti ar taip gamtoj pabūti? Nu tai jeigu jums duosit 3 valandas, jūs lošite 3 valandas. Man atrodo, gamtoj pavaikščioti vis tiek ir geriau. Kvapas, koks pagiliai įkvėpkit, koks kvapas. Pasak. Turbūt. Žinai, o tu girdi kažką gamtai čia? Nieko, tik vėjas švilpia. Ne, čia paukščiai pakryba. O, dryžiukas. Bet čia tokia pažeista. Tam išleidimas pabėgo. Čia gamtos yra gamta. Čia viskas yra Žodžiu, keliaujam. Man ten žmonės irgi iš galo pareina. Judam. Taip, pavaikštom. Visur gamta. Einam toliau. Dėjom iki ežerą dabar. Paskui nusisuksim nuo ežerą, eisim tokį ratą aplink. Ten paskui lygtais bunkeris yra kažkoks ten. Kiek pamenu. Galbūt nueisim pasižiūrėti. Odai pulmanį čia. Nu tai žodžiu, einam po truputį. Klausykit, kaip medį šneka. O, tyliai pabūkit. Grybai. Trat medis girdis. Čia medis šneka ąžuolai. Na, palinkėjo jums geros dienos. Va, teisingai. Na. Čia matyti yra tie žievagraužiai kažkokie pakenkę medžiai. Čia tai pušis. Yra pušų, yra eglių, yra visko. Spanguolės valgytum?
dabar esam? Mes buvom čia, iki čia. Tada mes turėsime Gerai. Žiūrim, kur esam. Kur esam, Benai? čia. O iš kur atėjom? Čia, iki čia. Ne, iš kur pat pradžių atėjom? Čia. Iš čia atėjom, ane? Čia. Parodį, kur ėjom. Iš čia, čia, iki čia, tada čia, ir dabar čia. Į kur eisim toliau? Iki čia. Taip, 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 čia, čia. Taip, pareik. Nu, supratau. O tai kodėl šitas pareik? Nu, čia tipo ribos parko, matyt. Kažkas tokio. Dabar bandom eit.